Toks jausmas, kad tu kažkokių filmų pasižiūrėjai, pabandytus ir dabar romantizuoji kažkokią romantiką, dar kažkas. Tai yra gyvenimo būdas, taip, nu, kol tu nesuvoki, kol tu nematai tikrą gyvenimą, neturi vertybių, kol esi nuklydęs gyvenime. Ir daug kas neranda to kelio atgal į gyvenimą. Ačiū Dievui, man pasisekė labiau, aš radau ir tai liko tik prisiminimai. Tai pasakysiu to trumpai, tarp banditų yra visokių klišų, kreivų, kvailų, protingų, be dantų, su dantim išpūvusiais, netgi narkomanų. Tai nepriklauso nuo tavo išvaizdos, nuo tavo fizinės kažkokios galios, negalios. Tai priklauso nuo visko, kas yra čia. Supranti, kaip tu gimėjai, kaip tu auklėtas, kokie draugai tave supo, kokias patirtis tavo gyvenime. Mano vaikystė buvo baisi, gyvenau laiptinėse, šalau, žiemą, vasarą, nesvarbu, kuo aš šlapęs, be maisto, aš buvau priverstas suvokti, kad išgyveni. Neturėjau normalios šeimos, tai prigausi, kad aš tapau banditų nusikaltėlių vaikystėje. Iki 19 metų, paskui mane žinoma, kaip visi žinot, uždarė 5 metam, 6,5, bet po 5 paleido. Tai va, romantikos nėra jokios, žinot, patikėk manim. O nusikaltėlių banditų per savo gyvenimą sutikau visokiausių, nepriklausomai. Yra kelios rūšys žmonių, vieni turi vertybės, kiti neturi. Nu ir dar banditai, kurie turi vertybės, bet čia yra mažuma. Bet kiekvienoj toj, kaip čia dabar padalinčios, grupė žmonių yra lygiai tokie pat žmonės kaip ir gyvenime. Lygiai tokie pat, visokiausi spalvoti, negrai, balti, juodi, kiniečiai, be dantų su dantim, durniai, kvailiai, protingi, supranti, ir nu visokių yra žmonių. Ir tai va, aš manau atsakiau tavo klausimą, trumpai ir aiškiai. Ir aš niekada nebuvau mafijos.